Pirmajame skaitinyje, pradžios knygos 11 skyrius, 1-9 eilutės. Pasakojimas toliau, kaip gyvena naujos kūrybos arba, sakykime, naujai atnaujinto pasaulio po Tvano žmonės. Žinome svarbų dalyką, jie visi kalba vieną kalbą. Tai jau gera žinia. Gera žinia, klausantis šį pasakojimą, yra tai, kad pats Dievas patvirtina tokią džiugią naujieną, kad jeigu žmonės kalbėdami vieną kalbą susitars, reiškia, bus vieningi kokiu nors klausimu. Nebus neįmanomų dalykų. Nežinau, kaip jūs reaguojat į šį pasakymą, bet tai yra džiaugsmas ir kartu nerimas. Vienas dalykas, kai žmonės yra blaivaus mąstymo, kurie yra klusnūs vaikai Dievui ir jie sutarė padaryti kokį nors gerą dalyką. Bet turime vieną bėdą. Žmonija yra užkrėsta virusu. Ir to viruso Viešpats iš mūsų neišinstaliavo. Davė priešnuodžių, įvairių priemonių, tai yra atgaila, klusnumas, kančia. Mes palaiminti katalikai esam, turim sakramentų visą paletę. Tai ir krikštas, kuris atleidžia mūsų nuodėmes, ir susitaikinimo sakramentas, štai Eucharistija, visi šitie trys nuostabūs dalykai, tai jie naikina, mes sakom, blokuoja tą virusą, kai jis neįsisiautėtų ir nepadarytų mums bėdos. Tačiau jis yra vis dėlto paliktas ir visada yra rizika susitarti blogiem dalykam. Girdėjom apie tokį nuostabų civilizacijos šedevrą, dabar mums imtų tik aišku juokas ir šypsena. Žinot, ką padarė to meto žmonės po Tvano? Jie išrado plytą. Nu, koks čia išradimas? O, toks. Kažkada žmogus išrado ratą. Nu, kas čia per išradimas? Šiandien be rato neįsivaizduojamas mūsų gyvenimas, aišku, plytai alternatyvų prikurta. Ratui šiek tiek, aišku, ateina kitokios technologijos, ten visokios, žinot, galima ir be ratų dabar orų lakstyti ir taip toliau. Bet esmė nesikeičia. Šie žmonės, jie padarė sprendimą, pasinaudojo jiems duotą galę, jie sutarė padaryti štai ką. Sako, panaudokime tą išradimą, tą plytą, pasistatykime didžiulį bokštą, miestą, reiškia, pasistatykime miestą ir bokštą, kad tas bokštas siektų patį dangų, pačio dangaus viršūnę. Žmonės tuo metu tikriausiai jie nežinojo, kas yra tam tikrų kilometrų aukštyje. Mes jau savo kailių patyrėm, tie, kurie kopia į tą vadimą K2 pasaulyje, žinoma, kur keitina 8 kilometrai. Jis žino, kad tam tikram aukštyje retėja oras ir jeigu žmogus nėra pasiruošęs, jis paprasčiausiai mirs. Jisai apsipila jo plaučiai kraujais ir jisai nebeišgyvena. Viešpats matydamas, kad dėl žinių trūkumo jie greičiausiai to bokšto viršūnėje ten kažkas norės gyventi, bet tai bus pavojinga jų sveikatai. Jis ateina į pagalbą. Bet čia dar būtų pusė bėdos. Ta klausimą būtų galim išspręsti, jeigu norėtum gyventi bokšto viršūnėje, kur siekia dangų. Bet čia yra kitas klausimas. Tai, kad visą tai, ką jie daro ne dėl Dievo garbės, bet kad išgarsintų savo vardą. Mes sakom taip banaliai tariant, sakom, vaikai arba netgi suaugę, kuri nori ant bažnyčios sienos palikti savo užrašą, išsaugoti savo vardą, ten parašo Petriukas, dar kokį anglišką žodį, jeigu dar nelabai žino, kaip jis rašosi, su klaidom parašo kokiu nors gražų gestą. Mes turim tokių dabar atvejų, įbėgo kažkokie tai vaikai
ir mums pripaišė vienuolyno antram aukšte, ten, kur mes gyvenam, jie irgi įsiamžino. Dabar Gvardijonas suka galvą, kaip tuos įamžinimus nuvalyti. Nepasakosiu, ką jie ten pripaišė mums, bet jie įsiamžino, išgarsino savo vardą. Taigi, klausimas dabar mums. Ką galim pasimokyti iš tos istorijos? O iš tos istorijos tai paprastas reiškinys, atsakymas greičiausiai yra mūsų Evangelijoje pagal Morkų, 8 skyrius 34 eilutė ir 9 skyrius 1 eilutė, kad prašo viešpats, naudokite šią dovaną, jeigu susitarsit kokiam nors dalykė, jums nebus nieko neįmanomo, kai sekate paskui mane. Vat, jei kas nori eiti paskui mane, tai įsižada pats savęs, tai ima savo kryžių ir teseka manimi. Ir po to čia visi tie punktai, kas nori išgelbėti savo gyvybę, tas ją praras, tai čia atveju būtų, kas nori išgarsinti savo vardą, jis susimaus, atrodys kaip kvailys greičiausiai, tą mes matom, kas darosi pasaulyje. O kas pražudo savo gyvybę, kas nesureikšmina, nenori įsiamžinti ant sienos kažkur ar kažkokių bokštų, tas būtent bus išaukštintas, aš jums padėsiu, dalyvausiu tame projekte, kur jūs susitarsit kokiam nors geram dalykė. Taigi, skleiskime šią gerąją naujieną į pasaulį, drąsinkime žmonės susitarti geruose dalykuose. Ir žiūrėk, tikrai nebejoju, po truputėlį tai vienoj vietoj pradės vėl atsirasti Edeno sodo kontūrai, tai kitoj vietoj ir po truputėlį visa Žemės planeta galbūt Dievui padedant ir su netobulu žmogumi pavirs į rojų. Turim tokią viltį, meldžiam, kad Dievas mums padėtų ir kad būtų išgarsintas ne mano, ne mūsų bažnyčios, ne vienuolijos vardas, ne tautos vardas, bet viešpaties Jėzus Kristaus vardas. Amen.